Kasgi čia gyvena. Ir klientas važiuoja toliau. Romkau. Nerealus. Sveiki visi. Vėl su jumis Raudoni vartai. Šiandien pas mus labai įdomus automobilis atvažiavo taisyt skydelį. Ir radom mes ten staigmeną tokią didžiulę. Pažiūrėkit šį video iki galo ir jūs neliksit abejingi. Kolega mano negali mašinų įsidėti, sako. Aš to mirsiu. Ir radom tokią staigmeną. Ir kasgi čia gyvena. Gyvena čia Mickey Mouse būrys. Radom net, kur jie gyvena. Jų gyvenamoje vieta. Skydelį mes jau turėjom paruoštą, tai daug laiko neužima. Tuoj viską surinksim ir atiduosim valanda. Ir klientas važiuoja toliau. Romkau! Niekada nepamatysiu. Pastatėm kitą skydelį, jisai irgi nešviečia, pratikrinam visus saugiklius, viskas gerai. Skydelis pas mus buvo paruoštas, mes galvojam, kad to jį įstatysim ir atiduosim klientui. Įstatėm, jisai neužsidegė ir per valandą mes nieko neatidavėm. Pradėjom ieškoti, pliusų ant skydelio vietoj 3 ateina tik vienas. Praėjus 2 valandom radom mes, kad jie ne tik gyvena po panelę, bet ir norėjo valgyti labai stipriai. Laidų pagraužtai yra kažkur apie 12 vienetų, vienas nukastas pilnai. Pajungiam, pradeda viskas veikti, tik reikia viską sutvarkyti. Ir aš galvoju, kad jie ne taip, kad gyveno mašinoje, jie ir dabar sėdi kažkur pasėdinė ir laukia, kol mes išeisim ir toliau valgys laidus. Na ir atspėkit komentaruose, kiekgi kainavo tas rėmant. Priusą su Mickey Mouse'ais mes surinkom, skydelis pradėjo veikti. Mašina pastovėjo pas mus šilumoj, bokse, kvapas. Nerealus. Šitą automobilį mes to atiduosim klientui ir tikimės, kad daugiau mums tokių nevarys. A jūs nepamirškit pasirašyti ir pastatyti laiką.